Sveiki mano mėlyjeji, su jumis Svajūnas iš pelėsių naikinimas šalinimas.lt. Šiandien pademonstruosiu vaizdelius, kas atsitinka, kai labai ignoruojat ilgai ir tiesiog nereaguojat į jokius signalus. Taigi, įsimetė medžio grybas per viso namo grindis ir aišku per visas namo sienas, pasikėlė plius minus apie metro aukščio. Taigi, kuo ilgiau ignoruojat, tuo didesni nuostoliai ir žala daroma jūsų namui. Namas yra rąstinis ir dalinai buvo apmūrytas. Visgi klientas nusprendė namą rekonstruoti, nes jam pasiskaičiavo, kad apsimokėjo. O kitaip tariant, ar apsimoka į namą investuoti, visą laiką yra pinigų klausimas. Tai jeigu jūs manot, kad jūsų namas vertas rekonstrukcijos, tai jūs ir investuojat. Jeigu matot, kad jisai beprasmiškai bus investuoti pinigai ir neatsipirks, tai jūs ir neinvestuojat. Jeigu jums reikės kažkada paslaugų, kreipkitės į mus, mes jums būtinai padėsime. Kontaktais rašykite. Štai taip atrodo namas po rekonstrukcijos darbų. Tai aišku nėra galutinis variantas, nes visi darbai buvo daromi etapais ir čia nėra iš karto pavaizduojama visi etapai. Kitose videose pamatysite.